Prieš save matau Virginijų Kinčinaitį, menotyrininką, ir iš karto noriu pakviesti jūs tarti žodį, gal ir tokį pamastymą išplaukiantį iš šitos nuostabios žaliosios knygos. Man reikia pagalbos, man reikia cituoti. Mano miesto plakatai. 3 žodžiai. Man atrodo, kad Vilmantas galvojo, kurdamas šitą pavadinimą, kuriuose telpa daug, nors žodžiai atrodo visiškai lakoniški. Na, pagalvokime, kas Vilmantui būdinga kaip asmenybei, kaip visų gerai pažįstamam menininkui, draugui, artimajam, Facebooko komentatoriui. Komentarai visada aktualūs, visada turi šerti, turi mintį ir jausmą, todėl kad tai yra mano. Tai yra mano pasaulis, esu aš, yra mano miestas. Ir dar daugiau, kai jisai sako mano miestas, mano erdvė, mano žmonės, kviečia tos žmonės, rikiuoja prie tos sienos, prie kurios sušaudo savo fotoaparato objektyvų ir įamžina ir sukuria daugybę paminklų tiems patiems miestiečiams. Kodėl tokie portretai? Todėl, kad tai yra mano aplinka, mano žmonės. Tai šitas pirmas žodis egoistiškas, atrodo narcistiškas, mano, viskas mano. Jis ypatingai atsakingas ir ne kiekvienas turi teisę ir drąsos taip savo knygas vadinti arba vadinti savo veiklą. Koks sekantis žodis? Miesto. Miestas nugulė, kaip matote, plakatuose. Kiekvienas išgyventas įvykis, auditorija, atlikėjai, menininkai, parodos, biznis, pirmasis Šiaulių verslas, viskas yra plakatuose ir tai yra miesto pulsas. Bet kad tas pulsas būtų matomas istoriškai, kad jis būtų perskaitomas laike, aišku, kad reikia menininko, reikia dizainerio, kad šitą amorfišką emocinį įvykį įformintų, suteiktų jam kontūrus, formas, spalvas. Įsivaizduokite, kažkokią abstrakciją, visišką beformiškumą kaip įvykį, jam suteikti kalbą, jam suteikti ženklus ir dar įsimenančius. Tai yra miestas. Plakatai, tai be abejo yra tai, kas yra Vilnius. Kaip menininkas, kaip žmogus, kuris transformuoja miesto istoriją, miesto įvykius, dešimtmečius, miesto asmenybės, institucijas į estetiškai perskaitomą išgyvenamą kūrinį, plakatą. Iš tikrųjų norėjusi pirmiausia pakalbinti ir pakviesti žmonės, kurie savo pamastymus ir sustiprinimą žodžiu vaizdus įdėjo į šitą knygą. Tai miela Virginija Šikšienė, Šiaulių Aušros muziejaus direktoriaus pavaduotoja ir istorikė. Mielas Vilmantai, gerbiami susirinkusieji, man labai malonu, kad Vilmanto pakviesta tapau štai tokio tikrai miestą reprezentuojančio labai solidaus leidinio autorė. Tai tikrai patikėkit, yra labai didelis ir įpareigojimas, ir atsakomybė. Nesu menotyrininkė, va, Deimantė pabrėžė istorikė, tai ir mano tekstas, tiesą pasakius, bus toksai istoriškai chronologiškas. Nes Vilmantas Šiaulių Aušros muziejuje, vėlgi istoriniais terminais kalbant, pradėjo dirbti 21 amžiaus pradžioje ir dirbo net 15 metų. Mes pradėjome bendradarbiauti tuomet, kai muziejus taip pat ieškojo savo veiklos vizualinės išraiškos, savo firminio ženklo neturėjo, tai visą tai Vilmantas sukūrė ir po to mes dar padarėme labai daug įvairių darbų. Labai daug visko, jeigu čia reikėtų suskaičiuoti, tai tiesiog turbūt net nepavyktų. Galvoju, kad dailininkui, dizaineriui darbas institucijoje jį turėtų taip įsprausti į tokį rėmą. Sakykime, mes su Vilmantu, kai diskutuodavom apie išraišką, plakato, knygos, Vilmantas visada pabrėždavo, kad tai Aušros muziejus yra solidi įstaiga, tai buvo pirmas sakinys visą laiką Vilmanto. Ir todėl mes turime daryti taip ir taip. Tai tas tarsi įspraudžia dizainerį į atitinkamą rėmą. Bet Vilmanto profesionalumo dėka visa ta vizualika tikrai buvo ir
tam laikui moderni, įdomi, intriguojanti, kviečianti. Žodžiu, atliko visas tas funkcijas, kurias turi atlikti plakatas. Man tai irgi nežinojai, kad vienas iš tavo plakatų kurtų mados istoriko Aleksandro Vasiljevo parodai Art Deco Šiaulių muziejuje. Štai tas plakatas labai stilingai įrėmintas kabo Aleksandro Vasiljevo biure Paryžiuje. Tai su to ir sveikinu. Taip pat yra istorinė, kadangi istorikė, tai Frenkelio vilos rožyno rožės. Šiandieną pas mus yra atvykęs iš Seimo narys Stasys Tumėnas, tai labai kvieščiau gerbiamą Seimo narį tarti žodį, sveikinimo žodį. Bičiuli Vilmantai, ačiū, kad pakvietei į savo šventę, į savo šeimos šventę, į Vaido šventę, į Juliaus šventę, į savo brolio šventę ir į visų šiauliečių šventę. Ačiū tau, kad esi. Čia minėjo daug, nekartą buvo minėta ta metafora sienos. Tikram menininkui sienų nėra. Ir tai Vilmantas savo daugelio metų darbais tai rodo, liudija, kad sienų nėra. Rodo ir pastarieji darbai, pastarosios parodos. Paroda, kai pradėjom kelią, prisimeni Jungtiniai Karalystiai kartu. Šį pavasarį New York'e, toj pat Rotušėj, o čia pačioj raudų, pačiose raudų sienos viduriuose. Kiekvienas menininkas savo kūrybą ieško tiesos. Ir kiekvieno jų tos paieškos yra skirtingos. Vieni tą tiesą susikuria patys, kiti suvokia ją kaip nors, susivokia. Treti, kaip Sigitas Geda sakė, pavagia kitų tiesas ir turi savo tiesą. Tai tu esi tas toks tiesos ieškotojas daugiabriaunis, kaip čia minėjo, įvairiausiose srityse. Mokytis ir mokytis tau iš tavęs yra jaunimui. Šiaulių miesto savivaldybė tegu pagaliau praregi ir pamato, kad tu vertas daug daugiau negu būti vertintam tik Šiauliuose. Vien Vilmanto neatšaukti atidarymai verti tarptautinių apdovanojimų. Tiesiog reikia nemegoti ir teikti teikimus, paraiškas, kad Vilmantas pamatytų šitas jo idėjas realizuotas ir toliau realizuojamas, pamatytų ne tik tai Lietuva, bet ir pasaulis. Tai yra unikumas, ką jis darė pandemijos metais. Jūs ne kartą privertėte mus paskaičiuoti, kad mes esame šiauliečiai ir aš esu tikras, kad švenčiu Lietuvą. 800 gimtadienį, 900 gimtadienį. Ir kaip Virginijus sakė, daugelis mūsų tuo metu bus gražiuose didelėse gyvūnų kapinėse, bet garsiausi, drąsiausi darbai ir idėjos išliks ateities kartoms dar ilgai. Ir aš šiandien ateidamas galvau, kad tikrai jūs esate neatsiejama modernios Šiaulių miesto istorijos dalis ir visiškai neatsiejama ateities miesto dalis. Galų gale, ką noriu pasakyti, kad man Vilmantas yra vienintelis žmogus, kuris sugebėjo apsukti vienos garsiausių Franko Sinatros dainos žodžius atvirkščiai. Nes yra ta daina New York, New York. Ir ten yra sakoma, if I make it here, I will make it anywhere. Kas reiškia, kad jeigu man pasiseks New York'e, pasiseks visur. Bet Vilmantas savo pavyzdžiui įrodė, kad jeigu pasiseks Šiauliuose, reiškia pasiseks ir New York'e. Tai linkiu tą idėją išlaikyti, savo pavyzdžių rodyti, kad mes esame maža tauta, bet turime labai daug ką parodyti ir mes nesame tik krepšinis, mes nesame tik 92 metų olimpiada, mes vis toliau dirbame, kad būtume matomi, girdimi ir vertinti. Tad tikiuosi, kad kopsite ir toliau tą meno olimpą, o visa ši gausi kompanija žmonių jūs lydės ir pirmose eilėse stebės tą jūsų didžią kelionę. Linkėjimai nuo viso Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvo, nuo mero ir būkit laimingas. Ačiū už visą, ką padarėt miestui ir ką padarysim. Norėčiau pakviesti patį Vilmantą, tarti žodį, tokią vyšnę ant torto, nustebinti arba nustebinti. Iš tikrųjų, aš labai nekenčiu ilgo atidarimo, o dabar mane į patį galą įstumė ir aš noriu greit baigti, bet kelis tokius esminius dalykus noriu pasakyti.
Man 60 pagaliau, nes taip ilgai laukiau. Ir aš labai tom džiaugiuosi, nes aš turiu viską tai, ko man reikia. Aš turiu šeimą, aš turiu vaikus ir aš turiu savo kūrybą. Ir kažkaip aš tą galėjau turbūt anksčiau suprasti, kad tai kas svarbiausia, tai yra visada šalia. Tai reikia tiesiog apsižiūrėti ir aš linkėčiau kitiems tą patį padaryti. Ir dar noriu pasakyti, aš labai dėkingas Gintarui Apsiukui ir Saulingai, jie labai prisidėjo prie šito albumo išleidimo, jie jį atspaudė ir jie prisidėjo savo finansą. Aš labai dėkingas esu Šiaulių miestu. Šiaulių miestas finansavo šitą albumą. Aš labai dėkingas esu kultūros centrui, nes jie surengė tą galingą šou, atspausdino plakatus ir tie plakatai yra ne ant popieriaus, jie yra amžini. Greičiausiai jie yra plastikos spausti. Tai yra mano miestas. Niekada nesigalėjau, kad po Dailės akademijos grįžau į Šiaulius, nes aš visada galvoju, kad turi grįžti ant versmai, kas tai išaugino ir atiduoti, kad tu gali geriausia. Ir aš manau, tą atiduosiu. Ačiū visiems. Dabar yra vynas, yra plakatai, bendraukit vieni su kitais. Ir aišku, fone gros YouTube, jeigu YouTube groja Šiauliuose, tada kas gali būti?